Kosminių tyrimų istorijos žvaigždės didžiosios kosminės observatorijos, tokios kaip legenda tapęs teleskopas Hubble, autobuso dydžio Cassini arba link Marso artėjanti Marso mokslo laboratorija su lengvojo automobilio dydžio roveriu smalsučiu Curiosity. Deja, tai itin brangus ir sudėtingi aparatai. Tačiau situacija keičiasi ir už tai reikia padėkoti mažėjantiems elektronikos komponentams. Nano mada jau persikelia į kosminę erdvę. Aplink mūsų planetą skraido vos kelių kilogramų svorio palydovai ir jų vis daugėja, o jų svoris mažėja. Dabar pagrindinės, galima sakyti, palydovų vystymo tendencijos, tai galbūt kiek taip sakant, į šalį krypstant, tai būtų visgi miniatūrizavimas tų palydovų. Na, kadangi akivaizdu, kad per pastaruosius 20 metų visa elektronika jinai labai smarkiai sumažėjo. Tai yra viskas, kaip sakoma, susitraukė labai smarkiai. Juokaujama, kad, nejuokaujama, iš tikrųjų NASA pakėlė prieš metus galbūt mobilų telefoną, paprastą mobilas, tą vadinamą smartfoną, išmanųjį mobilų telefoną į kosmosą, įdėjo į tą nano palydovą ir jie iki šiol sako, kad tai yra galingiausias procesorius, kuris buvo kada nors pakilęs į kosmosą. Visas tas užduotis, kurias prieš 10-20 metų galbūt vykdė tie didėjai palydovai, didžiuliai, kurie sveriantys 10 tonų, šiuo metu iš esmės galima vykdyti visiškai mažyčiai aparatai. 100 kg sveriantis palydovai vadinami mini, nesiekiantis 100 kg mikro, kai kurie dabar konstruojami ir kosmose skriejantis nano palydovai jau telpa ant delno. Ir tai ne žaisliukai, o mokslo prietaisai. Tokie maži palydovai yra kur kas pigesni ir vis daugiau šalių tampa kosmoso tyrėjomis. Raketos nešėjas yra kaip ir viena paslaugų rūšis, tiekima vienų valstybių, vienų kompanijų, o palydovų konstravimas, eksploatacija ir taip toliau, tai yra jau kaip ir kitų kompanijų ar kitų šalių paslaugų sritis, sakykime. Tai tų palydovų konstravimo iš tikrųjų ar palydovų sistemų konstravimo iš tikrųjų užsiema labai didelė dalis šalių. Tai Europoje netgi, jeigu paminėti iš tokių mažesnių, tai Švedija, Belgija, Olandija ir panašiai. Prieš 3 metus buvo įkurta Lietuvos kosmoso asociacija. Tai viena sąlygų, kad Lietuva taipogi taptų kosminė valstybė su savo palydovais. Bet kodėl Europos šalis taip nori tapti Europos kosmoso agentūros nariais ir veržiasi į kosmosą? Dalinai ES lėšos skirtos moksliniams tyrimams, inžinerinių vystymui ir taip toliau yra perkeliamos į Europos kosmoso agentūrą. Dabar, kadangi ES yra šalių pakankamai daug, ta prasme, tame tarpe ir Lietuva, tuo tarpu tos naujosios šalys į Europos kosmoso agentūrą jos dar nėra įstojusios. Gaunasi toks nesutapimas, kad ES yra pakankamai daug šalių, šalis finansuoja ES, tačiau tuo pat metu tos šalis negali gauti užsakymų, negali gauti darbų iš kosmoso agentūros. Kosmosas tampa pelninga vieta, nes mūsų civilizacija virsta kosminė. Iš pradžių žmonės norėjo tik patenkinti savo smalsumą, stebėdami kitus dangaus kūnus, o dabar žemės stebėjimai tampa itin vertinga ir pelninga sritimi, ir tų sričių nuolat daugėja. Skrydžiai sudaro mažąją dalį visos tos kosminės veiklos. Pagrindė didžioji dalis darbų, didžioji dalis taip pat ir įmonių dirbančių toje srityje pelno visgi ateina per tų kosminių visokių technologijų ir paslaugų panaudojimą. Tai yra telekomunikacija. Iš esmės pagrindinė kosminio, kaip sakoma, verslo sritis, tai visgi iki šiol yra telekomunikacija, tai yra ryšių tiekimas. Todėl didžioji dalis pelno, didžioji dalis veiklos iš tikrųjų yra ne patys skrydžiai, o tai, kas nuleidžiama, kaip sakoma, į apačią. Tai yra ryšys, tai yra palydovinė navigacija, stebėjimas. Lietuvos mokslininkai bei verslininkai dar neturi palydovų konstravimo patirties, tad labai gera proga pradėti nuo nano palydovų, sveriančių iki 10 kg, juoba, kad kaimynai mus jau aplenkė. Lenkija neperseniausiai paleido savo palydovą, Latviai, Estai, dar, man atrodo, jų neišskrido, bet jie jau yra sukonstravę, jie jau pristatė, man atrodo, netgi pastatė į raketą nešėją, taip sakant. Taip, kad tai nėra kažkas tai tokio, kas būtų visiškai neįmanoma. Didžioji dauguma šių mažų palydovų konstruojami ir gaminami universitetuose. Mat juos galima greit pagaminti, greit išvesti į orbitą ir praktiškai iš karto įsitikinti, ar jie funkcionuoja ir atlieka numatytas užduotis. Taigi studentas per keliarius metus spėja jį sukonstruoti ir gauti rezultatą. Tai puikiai mokymosi skatinimo priemonė. Užduotis be abejo buvo labai skirtingos. Tai yra ir, kaip čia pasakyti,
palidovo aerodinaminio priešinimo didinimas, tai yra, kad tas palidovas greičiau nusileistų, įeitų atmosferą ir naujų medžiagų, naujų saulės baterijų bandymus ir panašiai. Iš esmės, šiuo metu daugiausia tie, aišku, nanopalidovai, po truputį jie juda jau ir į tokią komercinę pusę, į paslaugas, bet iki šiol jie daugiausia yra naudojami visgi mokymui, kažkokiai technologiniai demonstracijai, tyrimams ir panašiai. Tai yra ta pati NASA šiuo metu, ir NASA, ir netgi karinės organizacijos Amerikos, iš tikrųjų, jie pakankamai aktyviai leidžia tos būtent nanopalidovus. Šiuo metu vykdomas europinis projektas QB50. Jo tikslas vieną raketanešėją išvesti keliasdešimt kubo formos palidovų į žemąją kosminę orbitą. Projekte dalyvauja Europos kosmoso agentūra, NASA ir 14 šalių universitetai. Tarp jų ir 2 Lietuvos mokslo grupės. Čia iš esmės yra modeliukas, pats paprasčiausias papierinis modelis, tai vadinamo 1U CubeSato nanopalidovo. Tai yra 1 kg palidovas, 10 ant 10 cm matmenų. Ir jisai buvo įvestas 2001 berods metais, apie 2002, jeigu dabar nebemeluoju. Pirmieji šitie CubeSatai buvo išvesti į orbitą. Be abejo, kai visada tas standartas buvo įvestas Amerikoje, Kalifornijoje. Ir ta prasme, tas standartizavimas buvo skirtas būtent tam, kad galima būtų šitos palidovus statyti į kažkokias tai jau skraidančias raketas, kaip antrinį krovinį, galbūt net ne antrinį, o tiesiog papildomą krovinį. Tai yra raketa išveda pagrindinį krovinį ir papildomai prisistato kažkokiu tai tų mažyčių palidoviukų, kurie tiesiog užima labai nedidelę vietą, labai nedidelę masę ir tiesiog tas išvedimas jų tada yra visiškai pigus. Dažniausiai juose montuojamos vaizdo kameros, atliekami biologiniai eksperimentai. Ruošiantis ilgai trunkančioms ekspedicijoms, būtina žinoti, kaip radiacija ir mikrogravitacija veikia gyvus organizmus. NASA sukurti nanopalidovai GeneSat ir PharmaSat tikrina, kaip kosmosas veikia įvairias bakterijas bei mielių ląsteles. Be to, pastaruoju metu kosminėje erdvėje išbandomi ir įvairūs elektroniniai komponentai. Lietuvos mokslininkai ir verslininkai sujungę jėgas yra pasiryžę pakelti į erdvę pirmąjį nanopalidovą. Nors nedidelis, bet visgi reikšmingas žingsnis, kurio laukiame kada? Jeigu viskas eisis taip kaip šiuo metu, tai manom, kad 2015 metais.